lendam į užkulisius. Kadangi aš esu rokiškėnas ir kiek žinau, jūs jaunystėje su Žalgiriu esate buvę mūsų rajone, ar turit kokių prisiminimų? Tai mes buvom porą kartų, turbūt, nes norėjom gal ne tokią kaip tradiciją padaryti, kad kai laimim čempionatą sąjungos, važiuodavom į Rokiškį. O, tai būt Rokiškis buvęs svarbiau nei Kaunas? Kodėl? Ne, ten pakviesdavo mus ir mes ten, kaip sakyt, biškėsi palaiduoti po viso sunkaus sezono. Aš ir noriu paklausti, nes žmonės dar ir dabar kalba, kaip jūs tais laikais šėldavote. O tai ką jie kalba, linksmai šėldavom ar liūdnai? Nu, sakė, nerealiai linksmai. Buvom linksmi vyrukai jauni.